minutę buvo gautas pranešimas, kad nukrito krovininis lėktuvas. Apie situaciją Įvykio aplinkybės yra tokios, kad lėktuvas matyt turėjo nusileisti Vilniaus oro uoste ir keletą kilometrų iki oro uosto jis vis tik tai nukrito ir apie kelius šimtus metrų tiesiog čiuožė ir iš esmės jo nuolaužos kažkiek užkabino gyvenamą namą, kuriame buvo registruota asmenų. Tai degė iš esmės aplink namą ar iki namo esanti gyvenamoji infrastruktūra, šiek tiek namas yra apgadintas, bet mums sėkmingai pavyko evakuoti 12 berods asmenų iš gyvenamo namo. Šiai minutė yra surasti visi 4, pirminiais duomenimis įgulos nariai, deja vienam konstatuota mirtis. Tai tarnybos iš tikrųjų dirba. Šiaip tarnybos tikrai dirba, gyventojai yra saugus. Orlaivis krovininis, visur matosi, orlaivis yra visiškai sumaitotas ir tikrai matosi tas krovinys, ką gabeno, išbarstytas gana didelėme plote. Šiuo metu policija organizuoja tą įvykio vietos apžiūros grupę, tai yra atitveriama pati įvykio vieta, lokalizuojama ir suderinus kartu su tarnybom atsakingom už orlaivių avarijų tyrimą bus atliekama įvykio vietos apžiūra tam, kad nustatyti matytas tikrasis įvykio priežastis. Kol kas šiuo metu jos nėra žinomos. Toliau tyrimo eigoje matyti tarnybos bus pasirengusios komunikuoti. O ar yra galimybė? Iš tikrųjų, ta bazinė informacija suteikta yra. Yra žinoma, ką pilotai kalbėjo prieš atsitrenkdami į žemę? Šiuo momentu turbūt tikrai ne, nes tiek ir juodosios dėžės tos vadinamos, tiek ir kiek iki manęs dar nepasiekė informacija, kad būtų apklausti skrydžių valdymo darbuotojai, o taip pat, kaip ir minėjau, dar su pilotais bendrauta nebuvo, bet pas juos jau išvyko tyrėjai. Šiame etape turbūt galime kalbėti tik tai apie patį įvykio faktą, bet ne apie aplinkybės. Apie visos aplinkybės kol kas yra tyrimo stadijoje ir tikrai apie tai nieko nepasakysim, ne vienas iš mūsų. Kiek žinau, tyrėjai išvyko į ligoninę, jeigu bus galimybė pabendrauti su orlaivio pilotais. O kokios įvykio versijos yra tyriamos? Kokios jos gali būti? Turbūt labiau kokios jos gali būti, nes tai greičiausiai yra arba techninė avarija, tai gali būti žmogiškoji klaida, bet turbūt mes nesame čia aviacijos ekspertai tam, kad taip detaliai galėtume kalbėti tuo klausimu. Tiesiog orlaivis leidosi ir nepasiekė tūpimo tako. Tai kol kas tokios yra faktinės aplinkybės. Ar yra atmetama teroristinio akto versija, kadangi sudėčiams suntomis buvo jau tokių bandymų įvykdyti? Turbūt jį niekada negali būti atmetama ir tai yra viena iš versijų, kuri turės būti tyrima, tikrinama ir laukia ilgas darbas. Aš manau, kad įvykio vietos apžiūra, tai yra įrodymų rinkimas, daiktų rinkimas, gali užtrukti gal net ir visą savaitę ir tie atsakymai tikrai nebus greitai. Įvykio vieta yra aptverta, čia prieiti negalima ne per nago juodymą ir